Gerą dieną kolektyvas, šiandien turim sekmadieniuką, turim priekinį Merso buferiuką ir turim paruošę po tokį testuką, pavyzduką. Tai šiandienos tematika yra, kodėl reikalingi yra perėjimai. Kam mes dedame perėjimus ir kokią naudą iš jų. Tai šiandien, pavyzdžiui, mes turim tokią spalvą, tamsiai mėlyną. Jinai to turi blizgutį. Ir čia yra, dažysim šitą buferį, šitą spalvą. Bet prieš dažant aš noriu parodyti, kam yra reikalingi perėjimai, nes ant šito varianto mes nedėsim perėjimų. Ir čia tiem žmonėm, kuriam tai yra klausimas galvoje, kodėl yra reikalingi perėjimai, kurie nežino, tai pasistengsim šiandien jums atsakyti tai. Tai turim du pavyzdukus. Ant šito pavyzduko dešinėje pusėje dėsim tokį šlapesnį variantą 2 sluoksnių dažų, o ant šito pavyzduko dėsim tokį sausesnį. Bet irgi nepagailėsim. Ir esmė, pamatysit, kaip jie skirtingai žiūrisi. Nors aš dažysiu tą pačią ranką, to pačiu pulverizatorium, to pačiu slėgiu, to pačiu dažų padavimu, viskas bus identiškai. Tiesiog sluoksnius išskaidysiu kitaip. Tai bus jums atsakymas šiandien. Ir kimbam prie darbo. Biškį palaukiam, dėsim antrą, uždažysim pilnai abudu. Taip, tai nudažiam. Ką turim? 2 sluoksnių šlapiai ir 2 sluoksniai, 2,5 toks pusiau šlapės. Ir dabar galim pažiūrėti tiesiog šviesoje šitą pavyzduką. Toks šviesus, aišku, dar uždėsim lako pavyzdį, kaip atrodytų po laku. Ir turim šlapią variantą. Toks tamsus labiau. Dabar duosim padžiūt, kadangi tai dar čia yra šlapia. Duosim padžiūt ir uždėsim dar lako sluoksnį. Ir pamatysit 2 skirtingus skirtumus.